Sveiki visi, čia vėl Žilvinas ir kalbamės apie pirtis. Šiandienos tema labai paprasta. Ar reikėtų pilti ant akmenų visokius nuovirus ar aliejus, kaip iš tikrųjų daugelis ir daro. Tai va, labai paprastas dalykas suprasti, ką reikėtų suprasti visiems, kad aliejai, ar tai būtų nuoviras, ar tai būtų eteriniai aliejai, tiesiog patekdami ant aukštos temperatūros įkaitusių akmenų, cheminės medžiagos juose esančios skyla ir skildamos jos tiesiog išskiria toksinus. Tai viską, kas pakyla nuo akmenų, tie visi toksinai, mes viską būdami pirtyje sukvėpuojam. Ir mėgaujamės, atrodo, tuo aromatu, bet iš tikrųjų ten pažvelgus giliau, tai pamatytumėm, kaip viskas dirgina mūsų kvėpavimo takus ir žaloja mus pačius. Tai va, tai dėl to nerekomenduoju niekam pilti ant akmenų eterinius aliejus ar kitokius nuovirus, nes tiesiog viskas, kas sudega ant akmenų, sukaista, ten suskyla, viską sukvėpuoja. Geriausiai yra paprastas vanduo ir akmenų negadina ir sveikatai gerai. Tai o jeigu norisi labai to tokio kvapo, šiaip visi pirtininkai naudoja druskas, juos galima įmaišyti eterinius aliejus, kurie pakaminami prie akmenų, virš akmenų, ir kai užpilame vandens, tas garas, kuris garuoja, tiesiog pasiema tą kvapą išsiskyrusį iš eterinio aliejų ir pasklinda visur po pirtį. Tai galima tada mėgautis tokia drėgme, šilta drėgme ir eterinio aliejų aromatu. O kitais atvejais, tai ne, ant akmenų tikrai nereikia pilti, nes jo, sveikata mūsų, antros neturim, kad galėtumėm pasikeisti. Tai va, turim saugoti save, saugoti savo artimuosius ir nedaryti nesąmonių. Tai va, šiam kartui tiek. Būkit sveiki, būkit stiprus ir iki. Va dabar pirtiešai. Pats sau vienas. Sekmadienį. Nieks nenori. Tai va. Labai gera ir labai mėgaujuos to. Iki kitą kartą. Beje, jeigu norite aromato visą laiką, geriausiai, tada jau pats geriausias būdas, ant beržinių vantų užsipilti eteriniaus aliejaus, užsidengti šonuose ir kvėpuoti. Ir tai bus labai gerai. Jau viską pasakiau. Iki.